žengimą į Velykas. Taigi didžiosios savaitės šventosios mišios čia prasidės nuo didžiojo ketvirtadienio. Didįjį ketvirtadienį minėsime paskutinės vakarienės, šventąsias mišias Eucharistijos įsteigimo ir šventos mišios bus aukojamos čia 18 valandą. Didįjį penktadienį visam pasaulyje yra susilaikoma nuo šventų mišių aukos, nėra šventųjų mišių, niekur aukojama, yra tik tai kryžiaus kančios pamaldos. Taigi apmąstome kryžiaus tą slėpinį ir kryžiaus kančios pamaldos vyks 18 valandą. Bus esate kviečiami 20 valandą, kaip tradiciškai vyksta Kauno mieste, į kryžiaus kelią nuo Soboro iki Kauno arkikatedros bazilikos. 8 valandą vakare didįjį penktadienį. Ir didįjį šeštadienį nuo pat ryto iki 19 valandos, tai yra budėjimas prie Kristaus kapo, tai yra prie švenčiausio sakramento, pasimeldimas, visą laiką laukia koplyčioje, bet tas šeštadienis yra skirtas apmąstymui tokiam. Taigi ir grupės, ir parapijos choristai, ir visos kitos mūsų grupės įsijungs, taigi kviečiami ir jūs. Ir Velyknaktį pradėsime pačias metų iškilmingiausias mišias, tai būtent būna Velyknaktį, tikrosios, kaip sako, Velykų mišios yra būtent Velyknaktis ir sulaukiam to ryto ir galim sakyti, aišku, jos vakare būna, bet 8 valandą prasidės, kur bus pašventinta nauja ugnis, bus atnaujinami krikšto pažadai. Taigi kviečiame atsinešti taip pat savo krikšto žvakę. Tikrai pat prisiminkime, to proga bus Gurmananda krikšto žvakė, toks gražus simbolis. Žvakė dega, mažėja, žmogutis auga. Ir Velykų ryto šventos mišios bus 8 valandą, melsimės, kad oras būtų. Čia trumpam darėm, bet lietus savo žinot padaro, kai vakar visą dieną merkėm, už tai neišėjom šiandieną ir link procesiją darbų, bet tikėkime, kad neprimerks tiek. Tai padarysime procesiją link bažnyčią, taigi 8 valandą ryte. Sekančios mišios būtų 12 valandą Velykų dieną, sekmadienį. Velykų antroji diena šventos mišios bus aukojamos 10-12 valandą. Bet primenu, kad mūsų mastelis sumažėjo nuo gimnazijos, taigi mišių yra daugiau, bus yra 8, 10-12 valandą, taigi tikrai, kad mes jaustumės patogiai, tikrai pasiskirstykime sekmadieniais, kad ne vienu metu, kaip įpratę 10 galbūt, kad tikrai jaustumės patogiai. Ir melskimės, kad jau turėtume didesnę, paskui jau iš koplyčios pereisim į bažnytėlę. Jeigu ten pastatėm šitą statybą, kas turbūt nebuvo statistikoje, tai buvo lygiai truko šiandieną 29 rugpjūčio padėtas pirmas akmuo pamato. Šiandien 29, lygiai po 7 mėnesių mes ją įžengėme. Taigi reikalinga toliau parama, prasidėjo Kauno miesto taryba, paremdama nemažą sumą, kur tikrai buvo skoloje turim, tai bus padengtos skolos. Taigi 2 procentai pajamų mokesčio sumos, kai sako, kur niekas nekainuoja. Jeigu nenorit parapijai, visą laiką kartuosiu visiems, kariuomenė dabar prašo, dar kažkam nelikime abejingai, valstybė duoda jums, sakom, neduoda valdyti, duoda 80 milijonų kažkur. Yra virš 2 procentų. Jie panaudoti būna tik pusė, paskirsto žmonės. Taigi jūs galite tiesiogiai įsikišti valstybės valdymą, paskirstydami reikalingą sumą tam kariuomenį, globos, man dar kažką. Ir kas paremsite savo aukomis, tai yra rašoma istorijos knyga, tai ačiū Jums labai. O dabar tęsime šventų mišių ir mūsų